Sveiki. Žodžiu, aš čia dėliojasi savo stiprintuvus, kad visą 4-uostę sistemą užmaitinti, dėl to reikia 8 kanalų ir panašiai. Apie tai čia biškai kitą kartą, kai biškelį apsitvarkysiu, bet dabar priejau tokią situaciją, kad, pavyzdžiui, šitas stiprintuvas, apie jį video yra, įmesiu aprašymą, turėjo ventiliatorių, bet tas ventiliatorius užkniso su savo ūžimu, nors ir nuo mažos įtampos jis veikia ir viską, bet vėlgi, kam jam suktis pastoviai, jeigu galėtų suktis tik tada, kai gerokai pakaista. Tai nusprendžiau pasidaryti schemą, kuri ventiliatorius įjungtų automatiškai ir juos po biškelį greitintų, palaikant normalią temperatūrą. Šitam stiprintuvui irgi reikia tokio dalyko. Daug tų visokių schemų ventiliatoriam, bet paprastai visą laiką kur nors ant radiatoriaus būna termistorius, tai yra rezistorius, kurio varža kinta nuo temperatūros. Čia jau tokį turim ant to varžčiuko ir mėlyni laideliai, žodžiu, paruošta viskas. Tai nusprendžiau, kad laikas suprojektuoti schemą tam dalykui. Tai projektavau tokią schemutę su LT Spice programa. Simuliatoriui patikrinau jos veikimą. Tai žodžiu, kas čia vyksta. Visų pirma, turim termistorių. Šiuo atveju turiu 100 kOm. Jisai, ką jis daro, būna prisuktas prie radiatoriaus. Radiatorių kaistant jo varža krenta. Tai jau turim dalyką, su kurio galim suformuoti įtampos daliklį. Ką ir padariau, čia įdėjau 1 MΩ potenciometrą. Šitos dalies nominalas priklausys nuo šitos dalies nominalo. Jeigu čia mažesnis, čia irgi bus mažesnis, tai čia naudojant kitokią detalę reikia paeksperimentuoti arba tiesiog su simuliatorium išspręsti šitą klausimą. Tai žodžiu, čia turim įtampos daliklį, kyla temperatūra, šitą įtampą krenta. Tai šitą atsiminkim po sekundės. Čia turim įtampos reguliatorių. Aš jį panaudojau kaip esminę detalę šitoj schemui. Čia LM317 arba bet kuris panašus reguliatorius. Ką šitas reguliatorius daro, tai paima įėjimo įtampą, kuri kokiais 3 arba daugiau voltų aukštesnė už reikalingą išėjimą. Ir tiesiog pagal šitą ir šitą varžą sureguliuoja iki reikiamo. Šiuo atveju nustačiau 12 voltų. Tam, kad eitų reguliuoti, įdėjau čia potenciometrą. 12 voltų maksimumas, kiek gaus ventiliatorius, tai darant tokią schemą su reguliatorium, iškart turim ir maksimalią įtampą. Jeigu darom su tranzistoriuku, tai tada ventiliatoriaus įtampa gali priartėti prie maitinimo įtampos, tai aš pasijutau, kad visai patogu reguliatorius, to labiau jis toks pigus. Tai žodžiu, nustatom maksimalią įtampą, šitą varžą dedam gan standartinę, yra pilna schemų su LM317, ten koks 100-200 ohmų dažniausiai būna. Dėjau 5 kOm potenciometrą, nusistačiau tam tikrą vertę, čia iš programos likutis, ant kiek aš gavau 12 voltų. Galima būtų pagal dienį dėti paprastą varžą, čia jau reguliatoriaus pagrindai. Bet kuom susidaro skirtumas, kad pajungiau čia tranzistorių. Tranzistorius pajungtas iš čia ir į žemę. Čia yra NPN tranzistorius, irgi labai pigiai paprasta detalykė. Ir esmė, kad kaip veikia šitas reguliatorius, jeigu šitas taškas žemai, kuo mažesnė varža, to mažesnis daliklis ir to mažesnė išėjimo įtampa. Tai taip pajungtas tranzistorius, kai jis atsidarys, srovė nutekės tiesiog taip, apeinant tą varžą ir išėjimo įtampa pataps minimali. Jinai minimali yra 1,25 volto. Nes toks reguliatoriaus niuansas, tokia jo atraminė įtampa žemiau to negali. Bet žodžiu, čia užtrumpinus, ką padaro atidarytas tranzistorius, turim 1,25. Žodžiu, grįžtant prie to daliklio. Kuo šitas daliklis tiesiog mažiau arba daugiau atidaro šitą tranzistorių. Kuo temperatūra mažesnė, tuo tranzistorius labiau uždarytas, ir jis veikia kaip kintama varža irgi. Ir tuo mažiau jisai įtakuoja šitą dalį, nes šita dalis sujungta lygiai grečiai. Tai jeigu čia labai karšta varža nukrenta, tai šitas tranzistorius gaunasi beveik arba vis labiau uždarytas, dėl to, kad dalikliai įtampa
leidžiasi žemyn, nes čia krenta varža, o šita nekint. Kokią sureguliuojam, tokią turim. Tai to pačiu su šito potenciometru vieno megomo galim ir jautrumą nustatyti, prie kokių temperatūrų ir kada pasiekamas maksimumas. Tai žodžiu, šitas tranzistorius šito daliklio pagalba reguliuoja išėjimo įtampą ir gaunasi kuo karščiau, to greičiau sukasi ventiliatorius. Tos dalis čia gan įprastos, čia kaip užrašiau visi diodai 1N4007. Tai šitas diodas yra apsauginis, gan priklauso šitam reguliatoriui, jeigu čia atsirastų didelė įtampa, peršoktų atgal į maitinimą. Toliau čia dar dapešiau, šito nedėjau, bet šitas diodas reikalingas, jeigu šitas kondensatorius išsikraudinėtų užtrumpinus išėjimą, bet aš jo prototipę net nedėjau ir jeigu čia netrumpinsim, tai teoriškai nieko neturėtų atsitikti, bet vėlgi jis apsauginis. Ir jis saugo nuo šito kondensatoriaus, kurį aš įdėjau dėl stabilumo, nes kadangi čia susidartas daliklis, tas tranzistoriukas junginėjasi, tai įdėjau jį dėl stabilumo, kad čia viskas švelniau vyktų ir šiaip irgi rekomenduojamas reguliatorių vien dėl pačios reguliacijos sklandumo. Mano atveju galutiniai schemui, kurią toj parodysiu, tai buvo problemų, bet jau iš tikrųjų užrezonavo biškai viskas ir ventiliatorius pradėjo tiesiog toks gazuoti, sukasi, ir tada jau sulėtėjo, tai nebuvo optimalu. Tai čia paprasčiausia schema ir šito užtenka, tik turi vieną savybę, kurios aš nusprendžiau atsikratyti. Kadangi įtampa 1,25 minimumas išėjime, tai ventiliatorius ją jau kaip faktas, kad visada gauna, bet tuo pačiu po biškį kaistant, kyla įtampa, ten pasidaro 2 voltai, 3 voltai, ten link 4 kažkas ir ventiliatorius visą laiką bando suktis. Kai kurie ventiliatoriai pradeda taip daryti, kai kurie tiesiog stovi ir kas blogiausia cypia girdimai ir tada staiga startuoja gramėjų. Tai nusprendžiau dadėti schemui dar gabaliuką, kuris ventiliatorius startuotų tik tada, kai įtampa išėjime tokia, kuri gali įstartuoti. Tai prieinam prie šios schemos. Šitos vietos yra praktiškai tas pats. Ir ką šita dalis daro, tai prijungia šitą P kanalo MOSFET ir užmaitina ventiliatorių tik tada, kai išėjime pakankama įtampa. Ta įtampa mato šitas daliklis. Įtampa įveikia šitos diodus, ir jie iš karto praradusi ten 4 kažkiek voltų, gal net 5. Tada jau reikia dakeltą likusi 0,7 volto, kad įjungt tranzistorių, tai grubiai ten prie 5,5 kažko ten, kaip matysim, realiam prototipe. Ir suveikia šitas tranzistorius, kadangi čia P kanalo MOSFETas, tai kai jisai įsižemina, tada jis įsijungia, šita varža prie, čia yra geitas, pamiršau iš tikrųjų lietuviškus pavadinimus, bet čia yra geitas tranzistoriaus ir 5 kilo varža garantuoja, kad jis būtų išjungtas, nes MOSFETas talpinis prietaisas, tai jis gali būti įjungtas be jokios pagalbos, tai kol čia nenutempiama į žemę, tai šitas tempia į maitinimo viršų ir laiko jį uždaryti. Bet sakau, kai čia susikaupia pakankamai tampos, atsidaro šitas tranzistorius, srovė nuteka taip, užkrauna MOSFETą. Čia vėlgi tradicinė varža, kad tas srovės smūgis nebūtų per stiprus tranzistoriukui. Bet esmė tada užmaitinamas ventiliatorius. Čia apsauginis diodas, kaip priklauso varikliukam ir relėm, o kondensatorius vėlgi dėl šiokios tokios filtracijos, kad švariau dirbtų ventiliatorius. Tai toks gavosi realus prototipas, nes dėl tos antros schemos dalies su šviesos diodais ir panašiai nebuvau pilnai įsitikinęs. Tai norėjau pasidaryti prototipą, bet to dabar turim ką parodyti. Bet aišku, reiks žymiai tvarkingiau ir normaliau realizuoti šitas schemutės. Gal ir plokštės net užsakysiu, kad smagiau būtų. Ir tada sumontuoti stiprintuvus. Turim prie radiatoriuko patį reguliatorių, turim tranzistorių, kuris tik junginėjasi, MOSFETą čia turim tą, kuris prijungia ventiliatorių, tai jam radiatoriaus net nereikia, nes jisai tik įjungtas arba išjungtas. Čia turim tą 1 megaohmo potenciometrą, turim išėjimo įtampos nustatymo potenciometrą, šitą mėlyną. Šitai pasiruošiau testavimui, vietoj termistoriaus prisijungiau potenciometrą, kad jis sukdamas imituočiau kaitimą patogiai. Prijungiau multimetrą, prie
reguliatoriaus išėjimo, tokiu atveju būtų be tos antros schemos dalies, šitą įtampą ventiliatorius matytų pastoviai. Bet jeigu pamatuojam, ką mato ventiliatorius su šia schema, tai jis nemato nieko, lygiai 0 voltų. Grįžtam prie šičia. Imituojam kaitimą. Žodžiu, dabar schema galvoja, kad viskas šalta, tai padarysim, kad galvotų, kad viskas šyla. Tai va, atsargiai suku. Išėjimo įtampa pradeda kilti, nes reguliatorius reaguoja į tą, į kaitimą, šiuo atveju į mano potenciometrą. Matom 2 voltai, 3 voltai, 4, 7 jau, čia gan jautriai gavosi, vėlgi ne tam numatyta, kad potenciometrą sukinėt, bet esmė matus, bet ventiliatorius vis dar stovi. Tiek įtampos jis jau greičiausiai suktųsi, o prie kokių ten, sakykime, 2-3 voltų, kai kurie cyptų, bet nieks visiškai nevyksta, nes išėjimo MOSFETas yra uždarytas. Atsargiai sukam, biškai prastaigiai pasukau, bet prašokom 5 voltus ir jis pradėjo suktis. Ir dabar, jeigu matuotume ant ventiliatoriaus įtampą, aišku, net neverta matuoti, nes matom, kad jis sukasi, gautume labai panašiai čia, nes tranzistorius tapo prijungtas. Ir jeigu atkreiptume dėmesį, šviesos diodai šiek tiek šviečia, nes per juos įvyko pakankamas įtampos kritimas. Jeigu, tarkim, kaista toliau, tai viskas sėkmingai greitėja. Greitėja, ventiliatorius jau nori skrydžio projektą beveik daryti. Ir pasiekia maksimumą. Tarkim, atsiaušina. Aišku, stiprintuvė taip greit viskas nevyks, nes radiatorius yra didelis aliuminio šmotas, tai viskas veiks švelniai ir tolygiai. Bet aš čia suku, kaip man išeina. Labai čia tikslu. Matom 6 voltai, 6,2, 6. Ir turėtų toj greit atsikirsti ventiliatorius dar. Išsijungia ten prie 5-4 kokių ar panašiai. Sakau, šitą galima irgi pagal skonį nusistatyti. Gerai pataikiau. Vos padidinau, iškart įsijungia vėl. Sumažinau, išsijungia. Sustos dabar. Vėl vos padidinam. Žodžiu, nėra jokio tarpinio etapo, viskas vyksta staigiai. Tokiu būdu ventiliatorius startuoja tada, kai įtampa, kuri paruošta, yra užtenkama jo startui. Instaliuotas tikras termistorius, galim pažiūrėti, kas čia būna, kai pasidaro šilta. Aišku, bus šiek tiek uždelsimo, nes termistoriui pačiam užkaist reikia, bet stiprintuvė karščiai taip staigiai nevyksta. Tai vėlgi ne problema, dar geriau stabilesnis reguliavimas, turbūt nedakaitinau. Dabar jau aišku persistengiau, nes matau viskas skrieja ant 11 voltų ir matome viestant iš karto lėtėja ir prie kokių 5 voltų pamatysit, kad pilnai išsijungs. Nuvartėjam ir išsijungiam. Na ką, tiek šiam kartui, dėkui, kad žiūrėjot ir sėkmės konstruojant. Iki. Čia tiek spagečių, nors tu pilk padažą.